Su Angola mus laukia didelė kova po krepšiu. Bus tikrai ką veikti mūsų aukštiems žaidėjams. Ypatingai Morera ir Džoakimas labai ilgas rankas turi po krepšiu ir labai daug kamuolių susigraibo. Vakar Morera netgi 6 po varžovų krepšiu surinko. Ir bus fiziška komanda, ypatingai Mingas, kuris 3. ir 4. pozicijoje gali rungtyniauti, taip kad mūsų 3. pozicijos žaidėjams bus irgi su kuo stumdytis ir kovoti dėl pozicijos. Taip kad turim pasiruošę fiziškam žaidimui. Kokie pagrindiniai yra uždaviniai rungtynėse prieš Angolą? Kamuolius atkovoti, lentą laimėti. Tai čia yra numeris 1 užduotis, pagrindinė užduotis. Ir gynyboje kantrybės turėti, puolime kantrybės turėti, nes jie ginasi ant perimetro, mes galim pralaužti juos, sakykim taip. Mes jeigu aštriai užatakuosim ir prasiveršim, mes galim daug baudų ištraukti ir jų gynybą ištampyti. Ir čia bus irgi vienas iš mūsų pagrindinių užduočių mūsų žaidėjams ant perimetro, o mūsų aukščiau turės susitvarkyti po krepšiu. Kokie mūsų privalumai? Lyginant su jais. Tai, kaip sakau, lenta yra privalumas. Tai čia yra mūsų jėga ir visam pasiruošime šiaip ir turėjo būti ir dabar turi būti. Ir žinoma, tas istoriškas žaidimas atstovėti jų stumdymus po krepšiu ir laimėti kovą. Prieš 2 metus turėjome problemų žaisdami su Afrikos atstovais. Angolos komanda taip pat yra reali grėsmė. Nu, žinoma, jeigu mes dabar galvosime apie mūsų pergalę vakarykštę ir negalvosime apie sekantį varžovą, tai bus vargo. Su kiekviena komanda reikia žaisti. Čia su kiekvienais gali būti vargo ir viskas nuo mūsų priklausys, mūsų susitikimo ir koncentracijos. Ir aš manau, kad mūsų vyrai bus pasiruošę ir nusiteikę. Viskas mūsų rankose. Sakykite, ar iš tikrųjų tas variantas mūsų tvarkaraštis yra idealus rinktiniai kovojant dėl pirmosios pozicijos grupėje? Nu, sakykim, kad tvarkaraštis geras. Pagrindė 2 komandos, kurios papuolė. Aišku, Meksika yra toks varžovas buvo, kuris mažai žinomas mūsų žaidėjams, žaidėjai nepažįstami. Dėl to šiek tiek ir neparankus varžovas pirmose varžybose. Dėl to gal toksai jaudulys buvo, nes nepažįstama komanda, nepažįstamas treneris ir žaidėjai. Ir dėl to šiek tiek sunkiai pradžia buvo. Bet aš manau, kad dabar gerai, kad 2 varžybos ir 3 bus poilsio, kad galima bus analizuoti biškį ir savo žaidimą. Ir dėl to ir ruoštis stipresniom kovom tolimesniam grupių žaidime. Ačiū.